Šis trumpas filmas atsakys jums į klausimą, ar verta tapti studentu Lietuvoje, turint omeny dabartinę situaciją. Atsakymas neverta. Bet jei jums to neužtenka, prašom žiūrėti toliau. Taigi, tarkime, esi paprastas jaunas žmogus, tačiau norėtum būti studentu. Nori tikrai. O gal geriau statybininku? Tapdamas studentu tu tik užsigarantuosi savo miglotą ateitį, o tapęs statybininku galėsi apie ateitį išvis negalvoti, gauti per daug pinigų ir puikiai gyventi šią dieną. Bet tarkime, esi užsispyręs ir vis tiek nori būti studentu. Mokykla. Taigi, pirmiausia reikia įstoti į kokią nors aukštesnę, aukštąją arba aukščiausią mokyklą. Ta padaryti visai nesunku. Dabar priima visus. Kokia ta mokykla taip pat nesvarbu. Specialybė irgi. Mažai šansų, kad baigęs orlaivių pilotavimą, tu pilotuosi orlaivį. Greičiausiai dirbsi pardavimų vadybininku arba projektų vadovu. Už apgailėtinus 1000 litų į rankas. Žodžiu, nei darbas, nei atlygis už tą darbą tau nepatiks. Gyvenamoji vieta. Kai jau įstoji, reikia atsikraustyti iš mažo miestelio į didelį. Kraustytis reikia į nuomojamą butą už 1000 litų, į mažą kambarį pas seną moterį su ūsais už kokius 400, arba blogiausio atveju trivietį bendrabučio kambarį už 150. Tarakonai, iš rozečių rūkstantis dūmai, šlykšti budėtoja ir nuolat girtaujantis kambariokai eina kaip nemokami priedai. Stipendija. Jeigu gerai mokysies, nereikės mokėti už mokslą ir gausi net 180 litų stipendijos, kurios anot valstybės turėtų pakakti visam mėnesiui. Papildomai užsidirbti, visą dieną prasėdint nenaudingose paskaitose, nelieka laiko. Sklinda legendos apie studentą, kuris už stipendiją pragyveno net 2 mėnesius, dar sugebėjo išsilaikyti sesiją ir einant namo po paskutinio egzamino jį už ausies nusinešė varną ir sumaitino savo vaikams. Taip nutiko todėl, kad jis buvo sąžiningas, jis nenusirašinėjo, jis mokėsi. Dabar visi geriausiai moka groti armonikėlėmis. Tai pagrindinis studento instrumentas. Jis yra nelegalus, bet visose universitetuose toleruojamas. Kam kimšti galvą nereikalingą informaciją? Studento kūnas per silpnas sunkiai galvai nešioti. Dėstytojai, o taip pat profesoriai, prodekaniai, dekanai, prodocenčiai, docentai, prorektoriai, rektoriai ir panašus mato studentą mažesnį už save, kaip raganosiai ir drambliai. Dažniausiai, kuo aukštesnės pareigas užima, tuo mažesnį studentą mato. Dėl to patys aukščiausi valstybės vadovai studento egzistavimą išvis neigia. Apibendrinimas. Jei tik turi galimybę užsimti kitokią veiklą, nei būti studentu, užsimk ją, o jei jau vėlu ir mesti vidury studijų kažkaip pabydna, tada ieško kažko, kas garsiai kalba tai, ką tu tyliai galvoji ir nedrįsti pasakyti. Tada pasidaro šiek tiek lengviau. Kirtis mažai loja, bet stipriai kanda.